Sveiki, šiandien mes Barankijoje, mieste, kur gimė Šakira, ir čia yra jos paminklas Šakirai. Gražus paminklas, biški nusilupo dažai vienoje kitoje vietoje, bet viskas labai gerai. Žmogus yra gyvas, jam jau yra paminklas. Tai va, dar vienas atvejis, kai advokatas apgavo Lietuvoje labai stipriai žmogų. O Sirvydis dar yra toksai durniausias advokatas Lietuvoje, bet čia ne jis. Kitas. Pats Sirvydį iš viso vien sukčiavimas. Bet šiandien apie kitą atvejį pakalbėsim dėl to, kad atėjo pas mane šitas atvejis. Advokatas pasakė žmogui, žmogus praėjo Lietuvos teismus, gavo sprendimą, kur parašyta, kad nutartis yra neskundžiama. Ir jis pagalvojo, kad ji yra neskundžiama. Ir advokatas nepasakė, kad reikėjo paduoti kasacinį skundą. Va tame yra apgavystė Lietuvos sistemos. Jie išduoda nutartį, kur parašyta, kad ji yra neskundžiama, o ji yra skundžiama. Suprantat? Jie turi omeny lietuvių teismai, kad ji neskundžiama apeliacinė tvarka, o kasacinė tvarka ji yra skundžiama. Ir žmogus atsipalaiduoja, pasisamdo va tokį dalbajobą advokatą kaip Sirvydis, paduoda skundą į Europos žmogaus teisių teismą ir pralaimi. Dėl to, kad, pralaimi. Dėl to, kad neįmanoma laimėti. Jeigu tu nepadavei kasacinio skundo, tu laimėt Europos žmogaus teisių teisme negali niekaip. Europos žmogaus teisių teisme. Bet dabar mes, žmogus atėjo pas mane, aš matau, kad čia yra sukčiavimas. Suprantat, advokatas paėmė pinigus už šitą dalyką. Ir kai tu imi pinigus, tu turi žinot, kad neįmanoma apskust. Plius, be abejo, tas advokatas žmogui primelavo, kad jis rašo jau 30 metų, kad tai yra didelė advokatų kontora ir tai yra šūdas. Jie turbūt rašo, turbūt jie rašo iš Europos žmogaus teisių teismą skundus 20 metų, bet jie per 20 metų neturi nė vienos laimėtos bylos. Tai jeigu tu per 20 metų rašai skundus į Europos žmogaus teisių teismą ir neturi nė vienos laimėtos bylos. Ir va šitą bylą tu pralaimėjai dėl to, kad tu nežinojai, kas kasacinį skundą reikia paduoti. Tai yra durnumas ar sukčiavimas. Aš nuoširdžiai tikiu į lietuvių durnumą. Man atrodo, kad tai yra labai durna tauta, labai durni advokatai ir banditai. Aš labiau taip tikiu. Ne į tai, kad advokatas apgavo žmogų ir paėmė tiesiog pinigus. Taip yra. Taip yra, kai aš normaliai dariau skundus į Europos žmogaus teisių teismą, tai prieš mane susivienijo visa žiniasklaida, įtikino žmonės, kad į mane geriau nesikreipti, kad aš esu apgavikas, o aš esu iš tikrųjų vienintelis neapgavikas, bet kadangi lietuviai yra durniausia tauta Europoje, be abejo, jie tiki 15 minučių, Delfi, LRT ir, ką tu padarysi? Tu nepakeisi tautos, tu nepadidinsi jos intelekto koeficiento niekaip. Jeigu tauta yra durna, vakar buvo durna, tai rytoj ji taip pat bus durna, tai nieko nepadarysi. Tai va, aš šitą video tiesiog įrašau dėl to, kad aš matau, kad Lietuvoje yra daug sukčiaujančių advokatų, kurie taip meluoja. Kai rašot skundą į Europos žmogaus teisių teismą, vis dėlto pažiūrėkit, ar žmogus yra laimėjęs bent vieną bylą. Jeigu jis per 20 metų nelaimėjo nė vienos bylos, o jeigu jis sako, kad laimėjo daug, patikrinkit, kas yra tas daug. Tas daug paprastai reiškia nė vienos. Kaip šituo atveju, kurį aš dabar gavau. Advokatas pamelavo, kad jis yra daug laimėjęs, iš tikrųjų jis nelaimėjo nė vienos bylos Europos žmogaus teisių teisme. Ir, tokia situacija. Ir po to žmonės skundžiasi, kad Europos žmogaus teisių teismas yra blogas. Jis yra blogas, bet ne ant tiek blogas, kaip kai tu darai tai su advokatu, kuris yra, per 20 metų ne vienos laimėtos bylos, Ir nežino, kad reikia paduoti kasacinį skundą. Taip, ten yra parašyta, nutarty buvo parašyta, kad ji neskundžiama. Bet
Advokatas turi žinot, kad kai nutarty parašyta, kad ji yra neskundžiama, ji vis tiek yra skundžiama. Žmogus gali to nežinot, o advokatas privalo tai žinot. Vat, dabar mes einam į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą ir pasivaikščiokim šalia statulos. Ji man labai patinka ispanų dainos, visos Kolumbijos. Aš specialiai dabar šneku latinoamerikanišką ispanų kalbos versiją, dėl to, kad man patinka. Ką mes darom? Mes dabar galim apskust į Jungtinių tautų žmogaus teisių komitetą. Ir, ką mes darysim tenai? Yra jo sprendimai šito Jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto, kad kasaciniai skundai yra neprivalomi prieš Rusiją ir prieš Kirgiziją. Aš apie tai dariau jau įrašus, kai buvau Panamoj, mano YouTube kanale. Taip, yra du precedentai, kad prieš Rusiją ir prieš Kirgiziją nereikia teikti kasacinių skundų. Bet yra ir precedentas prieš Prancūziją, kur parašyta, kad kasacinį skundą reikia pateikti ir jeigu jis yra nepateiktas, tai byla yra nepriimama. Dėl Lietuvos precedento nėra. Tai dabar mes jį darysim. Ir ką, ir pažiūrėsim. Aš manau, kad yra tikimybė, kad mes įtikinsim Jungtinės tautas, kad jeigu jie be kasacinio skundo priima skundus prieš Rusiją ir Kirgiziją, kad turi priimti ir prieš Lietuvą. Tai tikiuosi, kad dar kartą nubausime Lietuvą ir priversime ją valgyti šūdus. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.